Tikrai norėčiau, tačiau dabartinis laikas yra štai čia ir jis nėra tikslus. Problema ta, kad pradėjau žaisti šiame pasaulyje dar per savo pirmą laptopą. Jis tikrai nebuvo geras vaizdo žaidimams, tad aš buvau lyg visiškai paklydęs ir naivus vaikas, nes nežinau nei kaip veikia kompiuteriai, nei kaip galėčiau nufilmuoti žaidimo progresą. Pirmą savo įrašą, kaip žaidžiu žaidimą, įrašiau per telefoną, filmuodamas kompiuterio ekraną ir tai tikrai apgailėtina, galite juoktis. Mano pirmajam laptopui pradėjus rodyti ženklus, kad šis jau genda, pradėjau domėtis, ką galiu padaryti, kad šis mano Minecrafto pasaulis išliktų ir galėčiau jį žaisti naujame kompiuteryje. Anuomet ir anglų kalbos gerai nemokėjau, tad paprašiau pažįstamo ir geriau nusimanančio asmens, kad man padarytų viską už mane. Problema laikinai buvo išspręsta, bet ją išsprendžiau ne aš. Tačiau dabar jau moku kur kas daugiau nei seniau, nes jau moku sukurti net naują pasaulio kopiją. Taip pat vienu metu nusipirkau legalų Minecrafto accountą, tačiau situacija tokia, jog praradau savo Microsoft paskyrą. Kažkas nutiko ir nebeturiu legalaus Minecrafto, bet tiesą sakant, buvo laikotarpis toks, kad netingėjau aiškintis, kas nutiko. Tad tiesiog toliau žaidžiau ant gerai daugumai žinomo T-Launcherio. Dažnai dariau pasaulio kopijas, kad neprarasčiau savo statinių. Deja, vis dar nesu labai gabus visoms kompiuterių subtilybėms, todėl mano šio pasaulio pasiekimai neišsisaugojo. Taip pat visi mano statusai atsistatydavo į naujus. Ir tai nebuvo didelis praradimas man, nes svarbiausia man buvo mano statiniai. Jie brangus dėl prisiminimų. Tačiau suprantu, kad dauguma tikrai norėtų sužinoti mano tikrąjį playtime. Aš taip pat. Apskritai viskas, ko norėjau, tai parodyti savo statinius kitiems, kad jie ne tik būtų vieniši mano kompiuteryje ir dulkėtų, bet ir kad kas nors juos pamatytų. Tai tam tikra prasme man įprasmina visą praleistą laiką žaidžiant šiame pasaulyje. Mano dabartinis laptopas, per kurį filmuoju, redaguoju įrašus ir žaidžiu žaidimus, bet kokiu atveju nėra itin geras. Jis man buvo perduotas iš kartos į kartą. Iš vieno šeimos nario kitam. Ir su tuo nematau problemos. Man Minecraftas visada buvo smagus žaidimas ir šis pasaulis man ypatingas tuo, jog jame praleidau labai daug laiko ir su įvairiomis emocijomis stačiau statinius. Bet pažadu, jeigu surasiu savo tikrąjį žaidimo laiką ir visus statusus, galėsiu tikrai jums viską parodyti. Tiesą sakant, kol redagavau šį įrašą, atvyko netikėta pagalba ir man padėjo atrasti bent minimaliai tikslų žaidimo laiką. Nuėjome į žaidimo Save folder, kur laikomos visos statistikos. Kiekvienas failas yra kiekvieno atskiro veikėjo failas. Kiekvienas iš jų turi savo žaidimo laiką, arba playtime. Tas skaičius yra sekundžių skaičius padaugintas iš 20. Galbūt čia ne visi veikėjų failai perėjo ir dėl to tai nėra viskas tikslu, bet yra kas yra. Jei pavyks rasti tikrąjį žaidimo laiką, tikrai sukursiu naują įrašą. Kol kas štai čia matote apskaičiavimą. Praktiškai 500 valandų.